Apie tai, kodėl tavo nauja kryptis dar negimsta. Tai yra būtent atliepti į tas moteris, kurios jaučiasi savo gyvenimo perėjime. Tu stovi ant slenkščio į naują, visiškai naują karjeros verslo kryptį, kuri tavyje spurda, gimsta, arba tiesiog į naują gyvenimo etapą, apskritai, kur ne tik tavo verslas įtrauktas, bet ir tavo gyvenimo būdas. O galbūt tu esi patenkinta savo verslo kryptimi ir išties tu sieki kito lygmens atverimo. Tai yra tai, kad tu nenori daugiau daryti, bet tai, ko tu ieškai, yra kaip daryti mažiau ir gyventi kitaip. Tai dauguma mano klienčių yra, ir galbūt tu esi ta pati moteris tokio lygmens, tai yra stiprios verslo vadovės, plačiai mąstančios vizionierės, operuojančios to vadovaujančių lygmenių, daug gebančios laikyti atsakomybių ir tai, ko tu jauti savo kitame etape, tu jautiesi užsidirbusi kelią iki čia ir tai, kur tu nori pereiti, yra į tą gyvenimo būdą, kuris suteiktų daugiau gyvybės tau, daugiau natūralios kūrybos ir daugiau erdvės tiesiog būti ir mėgautis tuo, kad tu jau sukūrei. Kas vyksta moterims, kada jos atsiduria šitoje vietoje, jausdamos tą svarbų slenkstį į tą naują kryptį, naują lygmenį, naują skyrių. Dauguma moterų galvoja ir jos užstringa galvojime. Ilgą laiką bandydamos surasti tą planą, surasti tą reikiamą aiškumą dėl kitų žingsnių į priekį, bandydama išsvarstyti, ar tai teisinga kryptis tau judėti ir bandydama išanalizuoti ir pati suprasti, perprasti tą perėjimą, tą visą perstatymą tavo struktūros, kaip jinai dabar stovi. Tai reiškia, tu daug analizuoji, protarpiais galbūt, sakykim taip, nes šiandien aš pakalbėsiu, kodėl tai nevyksta, nepaisant to, kad tu turi tą analizę, galvojimą, svarstymą, galbūt ne dienos bėgyje, nes dienos bėgyje tu esi užsiėmusi atsakomybėmis, tu esi užsiėmusi laikymu tos struktūros, kurią tu laikai. Ir dažniausiai tokio lygio moteriai kaip tu, tai apims ne tik tai tavo verslo struktūros laikymą, tavo komandos laikymą, bet būkim nuoširdžios, tu laikai daug daugiau ant savo pečių. Tai yra, tu laikai emocinį stabilumą savo šeimoje, galbūt partnerio perėjimus gyvenime ar versle, ar asmeniniame augime, taip pat savo vaikų kasdienės reakcijas į tai, kas vyksta šeimoje ar gyvenime. Kad tu tiesiog išties vakare atsigulusi ant pagalvės, kada jau tas visas šurmulys ir triukšmas ir greitis ir spartis nurimsta, tada tu pajauti tą bundantį vidinį giluminį žinojimą apie tai, kad dabartinis gyvenimo būdas arba verslo modelis, jis tau jaučiasi išaugtas ir tu giliai viduje jauti tą troškimą, kad tavo gyvenimas truputuką įgautų naują pavidalą. Ir tu labai tiksliai žinai, kaip tu nori jame jaustis. Kaip tu nori jame būti, kaip tu įsivaizduoti, turi tas vizijas apie save kaip moterį atsiskleidžiančią tame naujame savo skyriuje. Tu suprasti, kad išties nepaisant to, kiek tu laiko svarstytum, galvotum, analizuotum, skaitytum, ta nauja kryptis ir perėjimas neatsiskleidžia tavo mintyse.
Ir čia dauguma suklysta. Naujas, gyvas, moteriškas, magnetizmo, džiaugsmo, pasitenkinimo pripildytas tavo verslo ir gyvenimo skyrius, jisai negimsta galvoje, jisai nėra tik tai strateginis arba taktikos pakeitimas. Tai nėra visiškai apie tai, kad tu uždarai vieną skyrių arba vieną verslą arba kryptį ir tiesiog paprasčiausiai atidarai naują. Tu supranti strategiją ir tu žinai, kaip priversti dalykus įvykti pasaulyje. Ir tas tavo žinojimas ir supratimas tave atvedė dabar čia. Tačiau ateina momentas, kada tu supranti, kad dar viena geniali strategija tavo kaip mąstytojos ir praktikės neišspręs to perėjimo. Yra 3 tokios esminės dalys, kurios kliudo tavo idėjai, tavo vizijai virsti praktinę, apčiuopiamą tavo gyvenimo kasdienybę, kuri ne tik tai atrodytų džiugiai ir fantastiškai ant popieriaus, bet ir realiai veiktų. Tai, kas yra svarbu, be abejo, tokiai moteriai kaip tu, kaip tai veiks praktiškai, materialiai ir finansiškai. Šiandien aš tau suteiksiu 3 dalykus, kurie padės tau pradžiai. Kodėl to neišmąstysi galvą, operuodama dabartiniu ritmu. Pirmas dalykas, kurį aš matau, kada dirbu su savo klientams, mes matom, kad didelė dalis tavo kasdienybės yra viename kostiume, vieną hat dėvint. Tai yra tos vadovaujančios moters. Tai reiškia, kad tavo dėmesys ir fokusas visada yra sutelktas į tų visų pareigybių įvykdymą, į tų eilinių kasdienių funkcijų atlikimą. Ir nors tu svajoji apie save kaip moterį kitam būvyje, tu neturi erdvės savo gyvenime įeiti į tą būvį. Tai reiškia, yra tiesiog erdvės trūkumas tau nusiimti tos kostiumus, ar ne, nusiimti tą savo hat, kurią tu dėvi kaip vadovė, ir įeiti į tą didesnio paveikslo mąstymą. Dėl to, kad diena po dienos tavo atsakomybės ir pareigybės kasdienės ir tavo rolės užima tavo dėmesį ir tavo fokusą. Tai prasibrauti tai tavo vizijai, kuri pulsena, tampa labai sunku. Ir gauti to reikiamo tavo dėmesio, kuris pradėtų ją maitinti ir auginti. Ne tik tai, nes kai kurios moteris išlaisvina tą erdvę ir galėtų būti tame lygmenyje, kur jau turi įdarbintą komandą, kažkas kitas to užsiima ir tu išties sukūrei galbūt netgi erdvės mąstyti apie tą savo naują viziją, kodėl dar tai nevyksta. Antras dalykas, kodėl tai nevyksta, yra tai, kad tam reikia energijos. Kaip ir kiekvienam dalykui sukurti. Ne tik tai darbo ir veiksmų, bet tam reikia tavo gyvybinės, kūrybinės energijos, tavo meilės. Ir dažniausiai, kada moteris ateina jau sukūrusi sėkmę, jau pastačiusi tuos dalykus, jau laikiusi labai daug atsakomybių ant savo pečių, jinai jaučiasi išsekusi. Ir juo labiau, jeigu šiandieną dar dabartinė verslo struktūra reikalauja tavęs būti tame, tai reiškia, kad didelė dalis tavo kūrybinės ir gyvybinės energijos nuteka į tų dalykų valdymą. Ir reiškia, kad tavo visa energija nukeliauja tenais ir paprasčiausiai dienos gale tu nebesijauti turinti energijos užkurti tą naują skyrių.
Ir trečias momentas, kodėl dar gali tau kliūti šitas perėjimas, net jeigu turi erdvę ir turi energijos, yra tas, kad seni įpročiai paima viršų, seni mąstymo modeliai, senos abejonės pastoja tau kelią. Tai reiškia, net jeigu tu pradedi galvoti apie tą naują fantastinį savo gyvenimo būdo, verslo ar tiesiog kaip moters gyvenimo stilių operavimo lygį, tu jauti, kad kažkas tave sugrąžina atgal. Tai reiškia, kad reikalinga atskaitomybė, kuri palaikytų tave įsipareigojusią švelniai tavo vizijai, ir reikalingas žmogus, kuris mato ir laiko tau matymą ne tik tai paviršiumi, bet ir mato tavo aklasias zonas, kur tu nuslysti į ankstesnį mąstymą ar susimažinimą, ar paleidimą to, ką tu nori kurti, kad ta nauja tavo versija versle, naujas lygmuo, naujas gyvenimo būdas pradėtų pagaliau stabilizuotis ir įsitvirtinti. Tai su savo klientėmis mes darome būtent tai per vieną su viena mentorystės. Jeigu tu matai mane pirmą kartą, leisk man prisistatyti. Mano vardas yra Viktorija Sage ir jau daugiau negu 10 dirbu moterų sėkmės ir klestėjimo mentore, padedanti joms būtent šituose perėjimo etapuose. Ir ką mes darome, tai pirmiausia su mentoryste sukuriame tą tau taip reikalingą erdvę, išsiimti iš visų tavo kasdienybės rolių ir pradėti pajausti tą savęs versiją ir tą būvį ir kuo daugiau aktyvuoti tavęs kaip tos moters, kuria tu nori tapti. Tai yra specifinė erdvė, kurioje tu pradedi su ja susiderinti. Toliau tai yra apie tai, kad mes pradedame žiūrėti, kur nuteka tavo energija šiandien. Ir labai dažnai tai atrandam įvairiuose pražiūrimuose, paprastuose kasdienybės, ir atrodo buitiniuose, ir atrodo visai nesvarbiuose reikaluose, kur yra tiesiog kažkieno tai atsakomybių kompensavimas, kur yra kažkoks gelbėjimas arba tavo pagalba ten, kur jinai tiesiog reikalauja per daug tavo energijos, bet nėra lygiai atlyginama. Tai reiškia, kad kartu tu pradedi aiškiau jausti savo energijos vertę. Pradeda mano klientės, tai yra vienas svarbiausių dalykų, moteris labai stipriai pakelia savo vertės supratimą, savo energijos vertės supratimą. Tu pradedi ją susigrąžinti iš tų šaltinių, kur ją nutekini. Tu pradedi ją stabilizuoti, auginti, brandinti, atkurti, įkainoti, įvertinti naujų būdų, darydama konkrečius specifinius pasirinkimus tam tikrose tau individualiai būdingose situacijose, kurias mes išsiaiškiname mentorystės metu. Ir tokiu būdu galiausiai mes lygiagrečiai su šituo tavo energijos atstatymu pradedame ją nukreipti tikslingiams dalykams, tai yra tavo tikslingiams sprendimams, veiksmams ir pasirinkimams, kurie pradeda pertvarkyti tavo esamą gyvenimo, verslo ir santykių struktūrą iš tos, kur tu esi viską laikanti, į tą, kuri pagaliau pradeda laikyti tave. Tam, kad tu galėtum klestėti to lygmeniu ne tik finansiškai, bet ir asmeniškai, turėti ne tik tai išorinę sėkmę, bet ir vidinį pasitenkinimą. Ir šitie visi dalykai, kuriuos aš įvardinu, tai reiškia erdvės sukūrimas, energijos atstatymas ir turėjimas tos
kryptingos, tikslingos struktūros statymo, kad jinai pradėtų stabilizuotis ir tau akise matytųsi, kad gimsta iš tikrųjų tai, ką tu šiuo metu galbūt turi tik tai svajonių lygmenių, vizijos lygmenių arba popieriuose, yra tai svarbu suprasti, kad tai neįvyksta per vieną savaitę. Kartais moteris ateina į darbą ir sako, man reikia tiesiog motyvacijos. Arba man reikia tiesiog vienos įžvalgos. Ir kartais tau atrodo, kad taip tu gavai tą vieną reikiamą įžvalgą ir tau atrodo, dabar tai viskas susidėlios. Dauguma moterų galvoja, kad jos vienos tai padarys, bet kaip tai atrodo praktiškai? Tai atrodo tai, kad tu daugiau supranti, daugiau analizuoji, daugiau strateguoji, daugiau planuoji, bet kaip sakau, ta praktika neatsiskleidžia, nes tau tiesiog nematai to viso didesnio paveikslo, ką aš kaip mentorė, dirbanti 10 metų su šimtus moterų pervedusi dalykų, nepaisant to, kad tai yra labai individualios kelionės, aš matau pasikartojančius etapus, skyrius, modelius, ką reikia persitvarkyti konkrečiai, kad tai būtų pradėtų stabilizuotis tą tavo naują norimą viziją ir kasdienybę. Ir kitas momentas yra tas, kad iš ties dauguma moterų ne tik tai užstringa tame galvojime ir planavime ir analizavime, ne tik tai tame, kad tavo seni dalykai sugrįžta ir tave partraukia atgal į seną. Bet dar yra toksai dalykas, kad dauguma moterų iš ties galvoja, kad dar nelaikas. Dauguma moterų galvoja, kad tas perėjimas ir plėtra įvyksta tada, kai darbo sumažėja, tada, kai vaikai užauga, tada, kada tavo tvarkaraštis išsivalo, tada, kai ateina tas ramus periodas. Tačiau plėtra, perėjimas niekada taip neįvyksta, beveik niekada. Iš tikrųjų, nėra tokio momento, kad pagaliau atsiranda laiko. Tai vyksta tada, kada tu sau pasakai, kad užteks, aš daugiau nebeleisiu dar prarasti sau 2, 3 ar 4 metus, palaikyti tai, kas man jau per ankšta, ir vietoj to pradėsiu daryti realius veiksmus ir pasirinkimus, kurie pradės atskleisti tą naują kryptį. Tai esu tikra, kad tu esi tiek išmintinga moteris, kad tai jau supranti, nes būtent kada ateina moteris tokio lygmens dirbti su manimi, jos jau supranta, kad jos gali tai padaryti vienos, jos galėtų galbūt įgyvendinti vienos, tačiau tai užtruks laiko dėl mano minėtų aplinkybių, erdvės nebuvimo, arba energijos nebuvimo, arba tiesiog tų senų modelių perėmimo ar nematymo visos krypties į viršų, į priekį. Ir dauguma mano klienčių yra paminėjusios tą momentą, kad po darbo kartu, po mentorystės, tai, ką mes pastatome, joms vienoms būtų užtrukę keletą dešimtmečių tai padaryti. Tai mano mentorystė 1-1 būtent jinai nėra skirta tam, kad uždėčiau daugiau tau darbo šiuo metu, nes vėlgi labai dažna moteris, ko mes bijome, kada mes pradedam svarstyti tą tikrą gilų troškimą, kuris viduje bunda, mes pradedam galvoti, kad tai reikalaus daugiau iš tavęs dėmesio, daugiau laiko, daugiau namų darbų. Tai mano darbas, visas būdas, kaip aš vedu šitos perėjimus, tai nėra apie tai, kad aš uždedu daugiau atsakomybių ant tavo jau ir taip pilnos lėkštės. Mes darome visai ką kitą. Ir taip pat tai nėra skirta tik tai tam, kad tu geriau ištvertum, tai nėra palaikymas tam, kad tu geriau ištvertum šitą etapą. Tai yra tam, kad visų pirma, tu nustotum atidėlioti savo vidinį žinojimą ir troškimą tam mistiniam momentui, kada atsiras daugiau laiko, tam, kad tu pagaliau sukurtum erdvę, kurioje iš tikrųjų girdėtum, kas tavyje nori gimti, ir tam, kad tu
pradėtum daryti realius šiandien sprendimus, pasirinkimus ir veiksmus, kurie jau pradeda perstatyti esamą tavo struktūrą į tą labiau norimą, kur tu esi gyvenimo, verslo ir santykių laikoma moteris, gyvenanti tą savo naują norimą gyvenimo būdą arba verslo lygį. Ir jeigu manęs klausydama kažkokiu lygmeniu jauti, kad tai kalba tau, tai reiškia, tu esi ta vizionierė kūrėja savo versle. Tai reiškia, tu operuoji ne smulkmeniškomis funkcijomis. Tu esi ta, kuri valdai savo verslo viziją. Esi ta, kuri mąsto plačiau, mąsto jaučia kryptis, bet galbūt tavo kasdienybė šiandien dar reikalauja tavęs būti įstrigusiai tame operacinėme lygmenyje. Ir visame tame būdama tu jautiesi šiuo metu esanti tarp tų dviejų etapų, tarp turėjimo palaikyti esamos struktūros ir tarp tos naujos, labiau moteriškos krypties, tau gyvybingos ir prasmingos krypties, kuri tave kviečia. Ir jeigu tu supranti strategiją, bet giliai supranti, kad viena net ir su savo strateginiu mąstymu to perėjimo neištemsi ir nori tai ne tik tai suprasti, bet realiai pradėti pereiti į tą savo naują etapą, greičiau, lengviau, harmoningiau ir su palaikymu, kas yra labai stipru tokioms moteriams kaip tu. Tai yra pirmasis žingsnis tiesiog leisti savo, suteikti savo asmeninį leidimą, ne tik būti ta, kuri viską laiko, bet ir leisti savo būti palaikoma. Tai yra pirmas tavo žingsnis. Ir jeigu jauti, kad, man tai kalba ir atitinki mano įvardintas sąlygas, atpažįsti save šituose momentuose ir norėtum su manimi pasikalbėti apie tai, kaip konkrečiai tavo specifiniai situacijai galėčiau padėti, jeigu atrastume, kad mes derime viena su kita dirbti šitoj mentorystėj, partnerystėj, atskleidžiant tavo naują kryptį, naują gyvenimo etapą, naują verslo lygį. Kviečiu tave susisiekti su manimi asmeninė žinute Victoria Sage. Gali parašyti pasirengusi ir aš susisieksiu su tavimi asmeniškai tam, kad suderintume neįpareigojantį pokalbį ir pasikalbėtumėm apie tai, kaip tai galėtų konkrečiai atrodyti tavo situacijoje.